Sveiki, aš esu Kristina Raulinaitė, Daravet Lazdynų gyvūnų ligoninės vadovė ir Naujų šeimininkų klubo ekspertė. Naujų šeimininkų klubas yra iniciatyva siekianti sujungti, suburti ekspertus ir naujų šeimininkų augintojus. Kviečiame jūs prisijungti, gauti informacijos ir reikalingų patarimų. Šventės tikriausiai mums visiems asocijuojasi su labai teigiamomis emocijomis, su nuostaba, su noru švęsti, tačiau šeimininkams šventės dažnu atveju tampa iššūkiu, o augintiniam kartais net ir stresu. Ką reikėtų žinoti, tikriausiai kaip ir kiekvieno atveju, apie pasiruošimą. Šventės bus saugios, sklandžios ir malonios tik tada, jeigu tinkamai jom pasiruošite. Pasiruošimas yra labai svarbus, tik jisai gali užkirsti kelią tolimesnėm problemom. Kaip pavyzdys, kaip pasiruošti tinkamai šventėm. Ką dažniausiai pamirštame mes visi - pakalbėti apie taisyklės, tiek su savo šeimos nariais, tiek ypatingai su svečiais. Galbūt jūs turite gyvūną, kuris labai stresuoja, pamatęs naujus žmonės arba seniai matytų žmonės. Galbūt jums reikėtų pasakyti savo svečiam arba šeimos nariam, jog jūsų gyvūnas nemėgsta, kai jį liečiate. O galbūt jūsų gyvūnas labai serga ir jam negalima jokiais būdais nieko gauti nuo stalo. Kiekvienas atvejis labai yra individualus, bet aš siūlyčiau pradėti ruoštis dar prieš šventes, apkalbėti viską, pasiruošti ir tada saugiai ramiai jas sutikti. Taip pat labai rekomenduoju pagalvoti apie tai, jeigu švenčių metu nutiktų traumos, susirgimą ar kažkas, būkite pasiruošę, kur kreipsitės nedelsiant gauti pagalbos. Ne. Ir dar kartą ne. Labai ne. Mano atsakymas labai griežtas šioje vietoje, bet tikrai yra nesaugu ir nerekomenduotina. Vienareikšmiškai bet koks rūkyto, virto, sūdyto maisto gabalėlis gali sukelti labai rimtas ligas. Kaip pavyzdį jums duosiu, mažas rūkytos vištos gabalėlis gyvūnui gali sukelti labai ūmų ir stiprų pankreatitą, tai yra kasos uždegimas. Tokiu atveju gyvūnas gali likti ligoninėje priežiūrai, jį gali tekti labai intensyviai prižiūrėti ir didėja ir komplikacijų rizika. Kitas mitas tas, jog gyvūnam skanu, reikalinga ir juos galima palepinti kaulais, ypatingai virtų produktų, tikrai ne. Maitinimas kaulais, palepinimas yra dažniausia priežastis lydinti mus į operacinę. Deja, tokias problemos baigėsi operacijomis. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad maisto davimas nuo stalo šventiniu periodu yra tikriausiai pati dažniausia priežastis, kodėl mes turime apgulti veterinarijos ligoninėje ir klinikose. Tad būkite sąmoningi, neduokite gyvūnam, nekenkite jam, nedarykite ir savo meškos paslaugos. Aš suprantu tą norą palepinti gyvūną, ne šventės. Mes visi norim pasilepinti. Tai padarykite tai saugiai. Išsirinkite skanėstą, kurio gyvūnas galbūt įprastai negauna arba labai retai duodate, bet saugų produktą. Ir tai palepinkite gyvūną ir būkite sveiki. Su nauju augintiniu žinoma, kad galite keliauti. Šventės susijusios su kelionėm dažniausiai būna ne tik Lietuvos ribose, bet ir už Lietuvos ribų. Tik tai keliaujant prieš kelionę reikėtų pasiruošti. Kaip jūs tai galite padaryti? Čia jau yra skirtingi būdai. Pirmiausiai pagalvokite apie dalykus, kuriuos turite vežtis daiktus kartu. Dubenėliai. Ar jums tikrai pakaks tik tai vieno pavadėlio? O jeigu jūs nuvyksite kažkur, kur galėsite kreiptis veterinarinės pagalbos, jeigu kažkas nutiks, ar ne, ar užteks maisto. Tokie buitiniai ganėtinai klausimai, ar ne, bet jie būtinai turėtų būti apgalvoti. Ir kitas dalykas yra teisiniai reikalavimai. Jeigu jūs išvykstate ypatingai iš Lietuvos į užsienio šalis, pasidomėkite, kokie yra reikalavimai keliavimui tose šalise. Galbūt jums reikia turėti kažkokius specialius dokumentus, pažymas ar panašiai, tad tuo reikėtų rūpintis iš anksto. Jeigu jūsų gyvūnas serga, jūs galite su juo keliauti, bet mes visada rekomenduojame įsivertinti, kokia yra jūsų gyvūno būklė. Ar ta kelionė nebus papildomas streso šaltinis, kuri tik pablogins būklę. Gal jūsų gyvūnas serga taip stipriai ir sunkiai, jog jį reikia nuolat prižiūrėti ir jūs tam laiko neturėsite. Bet kokiu atveju, jeigu jums prireiktų keliauti ir jūsų gyvūnas serga, žinokite, kad yra tokia galimybė. Daravet Lazdynų gyvūnų ligoninėje mes turime intensyvios terapijos ir slaugos centrą, kuriame gyvūną galite palikti savo kelionės metu. Panašiai galite įsivaizduoti kaip viešbutį, tik tai šiuo atveju gyvūnas gauna visą medicininę priežiūrą. Tai vadinasi, jeigu reikia, mes galime ir vaistus pasiskirti ir atlikti tam tikras procedūras. Tai jūs galite saugiai keliauti, o gyvūnas gali saugiai praleisti laiką laukdamas sugrįžtant jūsų.
tai pasidžiaugti, kad žinot, kad jūsų šuo bijo ferverkų. Tai yra tokia svarbi informacija. Tai parodo pirmiausia, kad jūs jau pažįstate savo gyvūną ir aš dėl to labai džiaugiuosi. Ferverkų baimė yra labai dažna baimė. Ir padaryti jūs galite daug. Pirmiausia, jūs galite bandyti pasikonsultuoti su elgesio specialistu. Galbūt ta baimė yra išvengiama ir ją galima sukontroliuoti. Visada yra galimybė naudoti papildus raminančius nervų sistemą ir juos pradėti naudoti dar prieš periodą, kuriuo metu bus ferverkų šaudimas. Reikėtų suprasti, kad kartais mes turim labai ekstremalių atvejų, kai gyvūnas tikrai patiria labai didelį stresą ir gali padėti tik tai medikamentinis gydymas būtent tuo periodu. Aš siūlyčiau apsvarsyti ir tokią galimybę, jeigu jūs žinote, kad jūsų gyvūnas labai bijo ferverkų, galbūt jūs turite galimybę šventiniu periodu išvykti kažkur toliau už miesto, kur tų ferverkų nėra tokio didelio kiekio arba jų iš viso nėra. Tai bet kokiu atveju atvejis yra kiekvienas individualus, siūlyčiau pasitarti visada su specialistais, su veterinarijos gydytojais ir rasti patį tinkamiausią būdą, kaip kontroliuoti tą problemą esančią. Problema tokia kompleksiška ganėtinai. Jeigu jūsų gyvūnas bijo svetimų žmonių ir šventė vyksta pas svetimus žmonės, man natūraliai kyla klausimas, ar jums tikrai derėtų vesti savo gyvūną į aplinką, kurios jisai labai bijo. Apsvarstykite tai, ar tikrai jam reikia ten dalyvauti, ar jam nesaugiau yra būti savo įprastoje aplinkoje. Jeigu visgi neturite kitos išeities, aš siūlyčiau pratinti gyvūną prie to, ar ne, pasiruošti iš anksto. Na, nuvykite į svečius pas savo draugus nors vieną kartą, parodykite, kokia tai aplinka. Vėlgi, galbūt galite kažkaip tam pasiruošti, ar ne, galbūt nusistatykite taisyklės, bent jau su šventės dalyviais. Ką galima su jūsų gyvūnu daryti, o ko negalima. Galbūt jo negalima užpulti ir pradėti glostyti, nes tai yra labai baisu. Galbūt reikėtų jam duoti erdvės apsiprasti. Tad siūlyčiau labai individualiai pasižiūrėti šitą atvejį ir tikrai turėti pakankamai griežtas taisyklės, kaip elgtis, kad jūsų gyvūnas patirtų kuo mažesnį stresą. Gyvūnai, kaip ir žmonės, būna, kad važiuodami vemia, turim tokį fenomeną. Iš būdų, kaip sukontroliuoti, tai žinoma yra medikamentai. Ar ne? Mes galim pasiskirti medikamentus, jeigu žinom, kad tokia problema yra. Ir tai taikoma tikrai labai plačiai ir labai dažnai. Tai padeda planuoti kelionę, ar ne, ir užtikrinti, kad ji būtų visiems patogi ir saugi. Saugus gyvūno vežimas, mano manimu, yra labai svarbi tema, kurią būtina šnekėti ir kurios svarbu būtina suprasti. Net ir maža avarija ar įvykis, net ir staigus stabdymas, jeigu gyvūnas yra vežamas nesaugiai, gali baigtis labai rimtomis gyvūno traumomis. Gyvūną saugiai vežti galite arba transporto pritaikytoje dėžėje, bokse, pagal gyvūno dydį būtinai pritaikytą, arba bent jau naudoti specialius saugos diržus skirtus gyvūnam. Pasirūpinkite gyvūnų saugumu, taip išvengsime labai daug traumų ir nereikalingų tikrai apsilankymų pas veterinarijos gydytojus, kurių galima išvengti ir gyvūno papildomo streso.